Sveiki visi. Tai bus mano toks nuoširdus ir labai gilus pasidalinimas. Ir kartu tarsi išpažintis, bet kartu ir galbūt skelbimas. Liko maždaug mėnuo iki mano dukros pilnametystės. Ir tai buvo labai sunkus mano gyvenime 18 metų. Ir jeigu lyginčiau aš juos su tais, kurie buvo iki tol gyvenimo metais, tai tikrai galbūt tie nebuvo lengvesni, nes jie buvo sunkus dėl iššūkių, kuriuos reikėjo įveikti vaikystėje ir paauglystėje ir dėl paramos palaikymo nebuvimo, trūkumo, dar ten kažko ir vidinių dalykų, kurie buvo ekstremaliai man ten sudėtingi ir daug tokios juodumos, minčių apie savižudybę, žodžiu, begalės dalykų. Mano vidiniai demonai buvo labai dideli, bet gimus vaikui jie nebegalėjo būti įveikti, jie turėjo būti kažkaip apeiti, pastumti į šalį, o jų krūvis nuo to, kad mes pastumėm, aišku, nepasikeičia. Bet turbūt tas atsakomybės jausmas ir tas suvokimas, kad dabar turiu kažkaip gerai paperforminti ir aš esu atsakinga už kažkieno gyvenimą ir turiu padaryti labai gerai, jis davė labai didelį krūvį. Ir aš nešiau tokią kaip kuprinę, tokią naštą. Ir man atrodė, kad kai jai sueis 18, tada ta našta galės būti nuimta nuo mano pečių, nes tai bus atskiras žmogus, kuris nuo tada jau atsakys už savo veiksmus. Na ir kažkiek galbūt tame yra tiesos, bet aišku, jį labai dalinai tiesa. Nes iš tiesų dabar šiandien pradedu suprasti, kodėl aš laukiau tos pilnametystės, bet ne todėl, kad jinai taps atskiras žmogus, bet galbūt aš įžengiu į tą motinystės sąmoningumą. Stipriai pavėluotai. Kas nežinote, tai visai neseniai šią vasarą aš atradau savo tokią, išlaisvinau, gal sakyčiau, tokią motinišką dalį, kuri buvo uždaryta dėl traumos gimdymo metu. Aš nežinojau apie tą momentą, jį atradau tik šią vasarą. Tai irgi be šitos dalies auginti vaiką buvo ekstremaliai sudėtinga, o jinai uždaryta šešėlyje, ta mano dalis. Tai galima sakyti, kad gyvenimas sužaidė su manimi tokią cinišką partiją. Bet aš vis tiek labai laiminga, kad tai gali įvykti dabar. Ir visada jutau, kad yra kažkokia misija tame mano. Yra kažkokia misija. Ir aš žinojau, kad aš dirbsiu su mamytėmis, bet ir iš tiesų netgi grupė seniai sukurta. Viskas padaryta, bet ji nepaleista. Nes aš niekaip nesupratau savo vaidmens tame, nes nei aš žinau, kaip reikia. Gal aš žinau, kaip nereikia, bet tai tikrai nepadeda. Nei man, nei kitiems. Ir kažkaip aš nesuprasdavau, kokia esmė. Ir šiandien aš išėjau, turiu laiko ir išėjau pėsčiomis iki kavinės. Pakeliui atpažinau, kad yra įvykę daugybė tokių, gal yra įvykęs toks atsitraukimas nuo tiesos. Kai aš resursą padariau savo gyvenimo tikslu. Na tarsi visada, jeigu yra laiko, aš turiu eiti į resursą.
Ir pamačiau šiandien, kaip tai toli nuo paprasto buvimo. Nuo to, ką patirdavau, galbūt vaikas būdama, kai reikėdavo kažkur eiti ir kol eini, tiesiog būni. Nebūtinai matai kažką gražaus, nebūtinai tau įvyksta kažkokie stebuklai. O dabar, kadangi veiksmas greitas, gyvenimas toksai spartus ir kai tik atsiranda laiko, reiškia, aha, šoku ant dviračio arba ten ant irklentės arba kažkur greitai žinau, kur yra vietos, kur mane kviečiasi, kur resursas, turiu jį pasimti, kad pasikrauti, kad toliau išdeginti save. Ir aš mačiau, kaip sukuosi tame rate, bet aš nesupratau, kaip iš ten išeiti. Ir šiandien aš einu ir lyja. Ir aš suprantu, kad štai šito buvimo pasidarė labai mažai. Ir nelabai galiu pasakyti, kad tai paprastai toleruoti. Tikrai ne. Ir žodžiu, aš ateinu į kavinę. Ir šiandien aš pasiėmiau knygą, kurią neseniai įsigijau ir pradėjau skaityti. Ir tai yra Gabor Mate Išsiblaškę protai. Ir žodžiu, toj knygoj yra yra paminima apie tai, kaip tėvai augina vaikus. Ten daug to, kaip dėmesio sutrikimas yra ne tik genetinis, bet ir labai svarbu, kaip auga vaikas, kokioje aplinkoje, kaip kas. Ir ten, ir Gabor Mate yra jau kažkada minėjęs, ir ten aš vėl atrandu tą, kad tėvų meilės vaikai gali pasiimti arba pajusti lygiai tiek, kiek tėvai gali būti dabarties momente. Tai žodžiu, ne vengimo strategijose, ne gynybose, ne baimėse, ne dar kažkame. Baimė gali būti dabarties jausmas, bet dažniausiai mes pasislepiam ir nuo jos. Veiksme, arba vengime, arba dar kažkame. Tai žodžiu, ir ten apie tą dabarties galėjimą būti būtyje. Čia tai, kas labai banaliai skamba labai dažnai dabar socmedijose visur. Bet kol nepatirsi, tol niekaip ne, tai yra tik žodžiai. Ir tada, ir aišku, dabartinių savo transformacijų metu aš pastebiu, kaip viskas yra ir reikšminga, bet ir kartu nereikšminga. Ir suprantu, kad galbūt būtent tai aš galėčiau daryti ir galėčiau padėti kartu ieškoti ir atrasti, nes tai man iš tikrųjų gyvenime sekasi, ieškoti ir atrasti būdus, kaip motinystėje galėti būti buvime. Ir toms, kurios galite, arba jaučiat, kad pakanka jums to, tai jums tikrai galbūt ir nėra labai aktualu. Bet toms, kurios bėgate ir negalite būti buvime, aš manau, kad tai yra game changer. Čia esminis dalykas. Ir pasakysiu, kodėl. Aš einu ir užfiksuoju moterį, kuri eina su vežimėliu ir su drauge galbūt ir ten šnekasi, žodžiu, ne tame esmė. Staiga tas vaizdinys mane nukelia į tą mano viziją, kai aš nusprendžiau pastoti ir kad jau aš būsiu mama ir tada taip aš vaikščiosiu su vežimėliu ir kai bus gera ir ramu ir kaip bus gera ir ramu. Ir tas ramu turbūt esminis, dėl ko aš visada sakydavau, kad vaikai, kai yra projektas, tai jie turi tarsi kažkokį užduotį, ką tėvai įsivaizduoja, ką atneš to vaiko atėjimas. Tai pasirodo, mano poreikis buvo ta ramybė ir man kažkaip atrodė, kad gims vaikas ir tada man motinystėje aš nurimsiu. Žodžiu, kad kažkaip turbūt pasąmoningai atrodė, kad tie vidiniai demonai, jie kažkur dings. Tai naivu,
Bet aišku, kol mes jauni, mes ir turim būti naivus. Gal aš nebuvau tokia jauna, bet buvau naivi vis vien. Žodžiu, ką bandau pasakyti. Ir pamačiusi tą poreikį, aš pagalvojau, jei tik aš būčiau tuo metu galėjusi būti dabartyje, būti buvime, tai reiškia, kad galėti būti su savo demonais, arba galėti būti su savo nerimu, arba galėti... Žodžiu, labai platus spektras, ką reikia galėti, kad galėtum būti dabartyje. Jei viską tą, ką turiu dabar, kažkas būtų man parodęs tada, tai matomai, kad man būtų pavykę. Aišku, kad vaikas negalėjo to atnešti, nors kartais taip nutinka. Retai, bet tikrai būna, kai žmogus tiesiog jaučia, kad aš pagimdysiu ir su tuo ateis mano ta dalis, kuri yra mano esmė. Ir taip kartais nutinka. Man, aišku, taip nenutiko. Ir mano kelias visada kažkoks vingiuotas ir grublėtas labai. Ir vos nesunkiausiom kažkokiam versijom keliauja, bet gal tokia esmė, gal tokia misija, gal aš per tai turiu rasti ir per tai galbūt galiu dalintis. Tai žodžiu, ir ką aš supratau, kad taip, vaiko atėjimas niekaip negalėjo atnešti šito, ko aš norėjau ir ieškojau. Bet jeigu aš būčiau turėjusi tokį žinojimą, kaip būti su kūnu, su dalykais, kokį turiu dabar, arba kažkas būtų jį, būtų tokia grupė ir aš būčiau galėjusi ją prisijungti. Matomai, kad tai būtų ir būtų buvęs tas game changeris, būtų davęs tą visiškai kitą galėjimą būti. Ne kažkur bėgti ir kažką vytis, ne bandyti kažką pakeisti, bet tiesiog būti. Ir tuo metu aš buvau prisijungus prie tokio mamyčių klubo Pilaitės mikrorajone. Iki šiol labai labai dėkinga toms moteriams už tai, kad priėmė mane tenai. Ir taip, tas buvimas ten, mes darėm dekupažų, spektaklį, žodžiu, kažkokių labai fainų dalykų. Tai man padėjo ir tai buvo akimirkos, kai aš jaučiausi palaikyta ir galėjau būti, bet tai nebuvo sąmoninga, tai nebuvo sąmonės lygmenį, aš negalėjau žinoti, kaip tą panaudoti tada, kai pareisiu namo, kaip parsinešti tai, kaip taikyti tai. Nes mums galbūt sunkiausia ir baisiausia, kai liekame vienas ant vieno su savo dalykais. O jeigu aš mama ir jeigu aš lieku vienas ant vieno su savo dalykais ir motiniška rolė, vaidmeniu, atsakomybėm, vaiko poreikiais ir vaiko poreikiai, jeigu dar sunkiau pasidaro, jeigu jie pažadina mano vidinį vaiką, kurio poreikiai nebuvo atliepti, tai arba aš ekstra stengiuosi atliepti viską ir persistengiu, arba aš nebegaliu atliepti ir turiu trauktis ir randu būdus kaip. Pavyzdžiui, aš tampu labai užimta, arba man ten kažko labai reikia, aš negaliu pažaisti su savo vaiku, aš turiu eiti kažką daryti. Žodžiu, yra begalės variantų, kaip tai nutinka. Tai tame labai gali atsirasti daug krūvio. Ir aš įsivaizduoju, kad ką aš norėčiau pasikviesti į šitą grupę, kurią vis tik jaučiu, kad paleisiu dabar, artimiausiu metu. Aš norėčiau labai pasikviesti mamas, kurios jaučiat, kad jums kažko reikia tam, kad galėtumėt gerai jaustis motinystėje. Ir aš nežinau ko. Tas paaiškės pakeliui, galbūt tiesiog buvimo, kas būtų esmė, o galbūt žinių kažkokių, nes ko šitų tai pilna jau turiu, galbūt esminių žinių apie vaiko raidos ypatumus, kaip pavyzdžiui 5 charakterio grupės pagal Reichą, kur iki 6 metų vystymosi fazėse kokios žaizdos nutinka, kodėl, ir galbūt jeigu aš būčiau visą tai žinojus, tai būtų irgi stebuklas man, būtų visiškai kitaip. Tai žodžiu, nežinau, ateiti su poreikiu
kuriam reikia erdvės ir palaikymų ir žinių, ir tada mes kartu galėsime tą, tarsi atliepti. Gal nekeisti, bet atliepti, ieškoti tų būdų. Koks ten bus formatas, pamatysim. Aš dabar tik tai skelbiu, kad jau ta grupė tikrai bus, pajudės, aš jau ją paleisiu. Galvoju, kad gal kažkokį ir susitikimai turėtų būti, gal ir kažkokios praktikos, gal mini meditacijos, žodžiu, kažkas, ko reikės pagal poreikį, mes pamatysim. Aišku, kad bus kažkokios tais informatyvios paskaitos, bet, žodžiu, viską, ką galėsiu, tą ir duosiu. Ir labai noriu pasikviesti tas, kurioms jaučiat, kad kažko dar norisi motinystė, ar kažko trūksta, arba kažko labai reikia. Dar keliauju ir galvoju apie tai, kaip mūsų tėvams, mūsų kartos tėvams reikėjo auginti mus. Pradžia tai buvo dar sovietmetis, paskui jau tas perversmas, laisva Lietuva, kuri irgi ten neturi galbūt savo kažkokių aiškių gairių. Ir kaip skambėdavo tada. Žodžiu, kad jie turėjo išauginti dorus žmones, kažkokius, kurie patiktų visuomeniai. Reikėjo laiku ir sveikai maitinti vaiką. Negalėtų kaip dabar, pavyzdžiui, pasirinkti. Aš einu namo ir pakeliu jaučiu, man dar nereikia namo, aš dar turiu kažkur nueiti, kažką pajausti ir kažką padaryti. Ir štai aš ateinu čia ir galiu įrašyti šitą video. Bet pagal laiką reikėtų eiti ir gaminti pietus. Ir dar pasirodo sveikus. Ir man net plaukai šiaušis nuo to. Nes aš negaliu taip. Ir galvoju, o mūsų tėvai, tarsi privalėjo taip daryti. Ir buvo labai tokios aiškios gairės, jeigu tu nori būti gera mama, ką tu turi daryti. O iš tikrųjų, ko reikia vaikui? Labiausiai už viską. Kad tu galėtum tiesiog būti. Present. Tas buvimas dabartyje, dabarties taške. Tokia kokia esi, bet kad tu galėtum būti. Ir tada vaikas pasiema tavo buvimą su juo ir tai yra meilė. Ne kažkokios 5 meilės kalbos, kur sako, pavyzdžiui, tavo meilės kalba maitinti, o vaiko meilės kalba, pavyzdžiui, dovanos. Čia ne apie tai visiškai. Absoliučiai ne apie tai. Tai susiformuoja daug vėliau. Raidoje dėl nepatenkintų poreikių. Mano nuomonė. Taip nieko gal neparašyta, bet aš taip manau. Bet kas iš tikrųjų svarbu ir per ką vaikas patiria meilę, nes mes galim norėti mylėti savo vaikus, mes galim netgi juos mylėti, bet jeigu mes nesam dabartyje, tai vaikai nejaučia. Ir čia didysis atsakymas. Man, Gabor Mate, kaip aš sakau, jis tikrai yra guru. Ir irgi faina, kad jis gali labai dalintis taip betarpiškai savo tą tikrąją istoriją ir kur jis ko nepadarė. Ir aš manau, kad tame ir yra esmė, kai mes galim pasisemti išminties iš tų, kurie per tai praėjo ir kurie, vis tiek remiasi žiniomis. Jis tikrai labai gerai išmano kūno psichoterapijos lauką, esmę, kaip protas su kūnu, nes jis labai gerai pažįsta iš medicininės pusės tiek smegenis, tiek kūno sąmonę. Tai labai faina klausytis jo tada, kaip jis pateikia ir savo istoriją, ir tas žinias, kaip apjungia kartu. Ir štai tame ir nuskamba visas tas, pamečiau mintį. Žodžiu, jis papasakoja, kaip svarbu yra tiesiog buvimas dabartyje, kad per tai vaikas pasiema meilę. Taip, mes pasirūpinam vaikų ten ir stengiamės, kad netraumuoti ir viskas su to yra gerai, bet jeigu mes nesam dabartyje, tai vaikas nejunta tos meilės.
Dėl to dažnai ir yra tas toksai atotrukis, nes tėvai sako, aš tau viską daviau, aš tave taip mylėjau, o vaikas, aš nejutau meilės. Aš suprantu, kad tu viską davei, bet aš nesijutau mylimas. Ir tai yra būtent dėl to, kad tėvai negalėjo būti dabarties momente. Ir tas būti dabarties momente yra stipriai nepaprasta. Ką mes darome, padėk savo šeštadieniais, tai yra tai, bet aš įsivaizduoju, kad gal mamytėms dar kitaip, nors nežinau ar kitaip, matysim procese, pamatysim, kaip ten spręsis tie dalykai, bet žodžiu, skelbiu, kad jau tuoj, kažkaip galvoju, kad iki metų galo, gal net šiomis dienomis, o gal nuo sausio, nežinau, bet va dabar tuoj paleidinėsiu jau tą mamyčių grupę. Tai jeigu jūs esate tokia mamytė, kaina bus ten labai simbolinė, nes aš, kai svarčiau, kad sukurti šitą grupę, aš norėjau, kad galėtų mamos visos ir tos, kurios turi finansinę gerą padėtį, stabilumą ir kurios turi žymiai mažesnį, kad galėtų turėti šitą galimybę, turėti šitą pagalbą. Tai jeigu jūs esat šitą mamytę arba jūsų aplinkoje yra tokia mamytė, tai irgi pasidalinkite. Na ir, žodžiu, fiksuojam, kad jau tuoj aš tą grupę, apie kurią vis pakalbu, tikrai atidarysiu ir mes galėsime pradėti savo kelionę kartu. Tai labai simboliškai, kai mano dukra žengia į pilnametystę, aš žengiu į motinystės subtilybės. Bet taip jau gavosi. Kad protų mano, tai atrodo labai nelaiku. Norėtųsi 18 metų atgal. Bet kadangi aš praėjau be visko šito tos 18 metų ir aš žinau tą neįtikėtinai didelį krūvį, kur atrodė, kada jau jis pasibaigs. Tai kadangi aš tai žinau, dėl to turbūt aš ir noriu daryti šitą grupę. Ir dėl to randu tam energijos. Ir vietos pasidariau, nes atsilaisvino šiek tiek laiko. Ir dažniausiai, jeigu atsilaisvina vieta, kai galiu priimti naują klientą, aš paskelbiu ir priimu tučtojau žmogų naujai terapijai. O šį kartą aš nepaskelbiau, nes pajutau, kad ne. Kažkam kitam reikės šitos vietos, šito laiko. Ir aš nežinau kam, ar man pailsėti, ar naujai grupiai, ar kažkokiam projektui, ar dar kažkam. Tiesiog jutau, kad aš turiu išlaikyti šitą vietą. Na štai. Ir šiandien aš išėjau, pamačiau, kad aš lakstau paskui resursus ir esu absoliučiai nutolusi nuo būties. Ir kad buvime man sekasi nelabai gerai. Ir aš panašiai kaip Gabor Matė lakstau, gelbėju pasaulį, o savaitgaliais griūna viskas, todėl kad nemoku būti buvime. Na, taip negaliu sakyti, nes yra šeštadieniai ir kai jie yra, tai tikrai visiškai kitaip, bet aš prisimenu ir dienas, kai jų nėra. Ir tada labai man jaučiasi. Nekalbant jau apie tai, kas darydavosi su manim iki tol, kol aš atėjau iki kūno psichoterapijos ir šitų grupinių seansų visų ir, žodžiu, baisu man prisiminti ir pagalvoti apie tai, kaip aš ten būdavau ir kaip aš tai ištvėriau ir išlaikiau. Ir dabarties kelionės magija, jinai yra graži labai. Nors ir nėra ten kažkokia nuolatinė šventė, tikrai taip nėra. Labai viskas žmogiška. Tai štai, gerai, neužtempiu video. Ačiū labai tiems, kas klausėt iki galo. Tai pasidalinau išpažintim tokia ir pasakojimu ir labai kviečiu jau sekti, kada jau aš paskelbsiu tos grupės atidarymą ir jungtis ir pakviesti tas mamas, kurios jaučiat, kad kurioms reikėtų galbūt, kam gali būti įdomu.
Na ir padarysiu savo tą žingsnį, kurį vis atidėliojau, nes nesupratau, ką turiu daryti. O dabar tarsi išgirdau, ką reikėtų daryti. Išgirdau vidumi ir jaučiu, kad aš tarsi rasiu į tai kelią, kad jis man atsiskleis. Bet tada, kai būsit jūs kartu. Tai toks abipusis ryšys bus. Na ką, ačiū labai. Tikrai tokia įdomiai, lietinga rudeniška diena. Pavyko šitą man patirti ir ateiti pas jūs su tuo. Tai linkiu gražių dienų ir iki greito.